Ar tu ir guli su peiliu? Paklausė Gerda su baime, žiūrėdama į peilį. Visados su peiliu, atsakė galvažudžiukė. Juk nežinai, kas gali atsitikti. Bet dar kartą papasako apie Kajų ir apie savo kerines. Gerda papasakojo. Miškinį karvelį dar burkavo, o kiti jau miegojo. Galvažudžiukė su viena ranka apkabino Gerdos kaklą, o kitoj laikė peilį ir netrukus ėmė knarkti. Gerda negalėjo sudėti akių, vis galvojo, ar ją nužudys ar paliks gyvą. Galvažudžiai sėdėjo aplink ūknį, gėrė ir dainavo, o senė galvažudė visaip vartalios. Baisu buvo vargšei mergaitei tą viską žiūrėti. Staiga miškinį karvelį suburkavo. Burku, burku, mes matėme Kajų. Balta višta nešė rogutes ant nugaros, o jis sėdėjo sniego karalienės rogais. Jie skrido viršų miško, kada mes supėjome lizdą. Tik išridėjo iš kiaušinių pūstelėjimus ir visi žuvo, skyrus mūsų. Burku, burku, ką jūs sakote? Sušuko Gerda. Ir jūs nežinote, kur nulėkė sniego karalienė? Tikriausiai į lapių žemę, ten amžina sniegas ir ledas. Geriau paklausiu to ten, pririšto elnio. Tiesa, ten amžina sniegas ir ledas. Baisiai, kaip gražu, atsiliepė šiaurės elnias. Koks smagumas ten lakstyti didžiausiamis mirkančiomis sniego lygumomis. Sniego karalienė turi ten savo vasaros palapinę, o jos nuolatinė pilis stovi aukštai prie šiaurės ašigalio saloj vadinama Špicbergenu. O Kajų, mielas mano Kajų, sususo Gerda. Lapė ir suomė. Ten jie sustojo prie mažos apskurdusios triobelės. Namie tebuvo viena sena lapė. Ji kepė žuvį, užsidegusi lemputę su žuvies taukais. Elnias jai apsakė visą Gerdos istoriją, bet pirmiau savo paties, galvodamas, kad ji daug svarbesnė. O jūs vargšai, tarė senė, teiks nulėkti dar 100 su viršum mylių, kol pasieksite vietą, kur gyvena sniego karalienė. Parašysiu keletą žodelių ant rūkytos žuvies, popieriaus neturiu, ir nunešite ten gyvenančiai suomiai. Ji jūs geriau pamokys, ką daryti. Kai Gerda sušilo, pavalgė ir atsigėrė, senelė parašė keletą žodžių ant rūkytos žuvies. Liepė Gerdai gerai ją saugoti. Elnias vėl ėmė bėgti. Kai su Gerda pasiekė suomės triobelę, pasibeldė į kaminą, nes triobelė buvo be durų. Viduj buvo baisiai karšta. Pati suomė vaikščiojo beveik nuoga. Buvo mažo ūgio ir labai nešvari. Tuojau nutaisė Gerdutę, numovė pirštines ir kurpeles, kad jai nebūtų per šilta. Elniai padėjo ant galvos gabalą ledo ir paskui perskaitė, kas buvo parašyta ant rūkytos žuvies. Elnias pirmiausia apsakė savo paties istoriją, paskui istoriją Gerdos, o suomė tik mėtė savo išmintingas akis, bet nieko nekalbėjo. Tu tokia išmintinga, tarė Elnias. Tu gali su vienu siūlu surišti visus 4 vėjus. Žinau, kad atrišus jūreiviui vieną mazgą, pučia geras vėjas. Atrišus 2 pasidaro smarkus vėjas, o atrišus 3 ir 4 ima siųsti baisiausią vėtrą, medžiai griūte griūva. Prašom išvirti mergaitį į tokio gėrimo, kad ji gautų sveikatą 12 vyrų ir nugalėtų sniego karalienę. Sveikatą 12 vyrų? Paklausė suomė. Kam jai reikalinga tokia sveikata?